Sveiki, aš esu Markas Polubenka ir jūs žiūrite Loftas TV. Labai daug krūti, judi, čia pas tave natūraliai, ar tu biškai turi taip save pajudinti? Ne, aš tikrai to nedarau. Aš visą laiką, kai pradedu pirmą dainą, aš dar stoviu ir man labai gėda būna prie žmonės stovėti vienam ir aš dažniausiai būnu nuleidęs galvą ir akis, bet jo, kai prasideda daina, tai aš tada jau kažkaip leidžiu viskam tiesiog plaukti ir eiti savo vaga, kaip bus taip. Sakai, kai pradedu vienas scenai, nuleidęs akis, tai kodėl tu vienas? Aš tiesiog grojau tuo metu grupiai, bet nesenai buvau nusipirkęs ir kompiuterį ir pradėjau gilintis į visokius elektroninius dalykus. Ir visa kita, ir kažkaip pradėjau kurti palaipsniui ne grupiai, o savo. Žinau, kad buvai Rusijoje. Ar čia bus maždaug ta rytinė kryptis, kur keliausi savo muziką, ar tu labiau taikai kažkur? Ne, aš niekur netaiku. Aš tiesiog sėdžiu namie ir aš darau ir po to žmonės kažkaip susiranda mane ir pasiūlo kažką bendrai daryti ir taip toliau. O tos kryptis, tai, nežinau, aš kuriu visiems, darau tą muziką visiems ir negalvoju tikrai apie jokias kryptis. Tėtės apdovanojimai. Kokia tavo buvo pirma reakcija, kai nuskambėjo tavo vardas? Įspūdinga buvo reakcija. Aš ruošiausi savo pasirodymui, kuris buvo kaip tik po kitos grupės, kuri, žodžiu, viena grupė ruošiasi ir aš paskelbė nominaciją, pagroju ją ir tada aš lipu ant scenos. Ir aš neslėpsiu, kad aš viena ausim klausiau, bet kita ausim jau buvau viską prisijungęs, visus laidus, visas ausinės, visus gitarą užsidėjęs, viską. Ir aš girdžiu, Ramūzinis kalba savo greitą kalbą, standartiškai, kaip visada. Ir jisai sako, žmogus kitą savaitę išleisintis debiutinį albumą ir akis taip pakilo ir, nežinau, ir tada pasakė vardą, pavardę ir aš glėbiausi už galvos, nes tai buvo kažkas tokio, tikrai, tai buvo, nežinau, atpildas už visą tą stresą ir tą juodą darbą ir visą blogą nuotaiką ir emocijas blogas, kurios buvo įrašinėjant tuo metu tą debiutinį albumą.